Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks ir šiandieną mes surinksime 600 eurų buldą, tai jau darėme per streamą, bet aš dabar tiesiog pasikartosiu kaip visada, tai kas būna tie streamuose, užmeskite tą laiką, nepagailėkit ir galite tada eiti daryti, ką jau darėte, bet kas norėsite, galite toliau stebėti šią mini apžvalgą. Tai pradėsime nuo proco, kuris bus gan žvaigždė šio buldo, aš žiauriai bandžiau kišti ir man pavyko, man atrodo, tai yra i5 4460, tai yra praeitos kartos procesorius, bet jis tikrai yra labai puikus ir vertas tų pastangų, kad įdėti šią kainą. Toliau gan klasika, tai yra mūsų būtent tas Seagate Barracuda jau pamėgstas hard drive'as, 1 terabaitas, puikia kaina, 3 eurai ir tikrai nepasigailėsite naudoja. Na ką, su kuo reikėjo šiek tiek pasitengti yra su ramais DDR3 8 GB ir mus gelbė šiuo atveju Corsair, su jų variantu būtent va šie gražus juodi, būtent ramai tiks visiems. Mailblock jau dedam jau į trečią iš eilės buldo, tai yra Corsairo taip pat CX430, jau gan atsibodo tas Mailblockis, bet su šia sistema taip pat nedaug gan eikvojančiai 5 ir pamatysi to vaizdo plokštį, pilnai užteks ir taip pat puikiai tiks šiame bulde. Motinės plokštės kažkaip nepažymėjau, tai yra Asuso H81 serijos motininė su daug pilna funkcijų, gan gal estetika tokia savotiškai yra, ne kiekvienam patiks, bet bent jau tikrai gaunate begalę išplėstinių lizdų ir iš galo ir iš priekio. Na, vaizdo plokštę mes šį kartą dėsime taip pat geresnė lyginant su praeitais buldais, tai bus GTX 1050, tai 4 GB modelis iš MSI'aus, na, estetiškai tikrai irgi neblogai atrodanti balta, vienas ventiliatorius puikiai tilps į daugelį korpusų ir gražiai atrodys. Ir beliko tas korpusas, kurį naudojam taip pat ir praeitą, 500 eurų kaina, tai bus Gembird, raudonas toks atspalvis ir iš vidaus svarbiausia juodas, Mailblockis puikiai tilps, visi laidai, na, tikrai už kainą sunkus. Na, kaip dažniausiai aš darau, pasiūlau kažkokio alternatyvų, bet šiandieną aš galėsiu pasiūlyti štai tokį visai kitokį buldą. Na, jisai bus labiau tokiem žmonėm ištroškusiem grynų FPS-ų, gryno greičio, tai bus įspausta iki pat paskutinių 470 AMD vaizdo plokštinai, tikrai maksimaliai išnaudos šį biudžetą, dar šiek tiek su viršum, bet ir FPS-ai taip pat bus labai aukšti. Tai ačiū, kad žiūrėjote šį video, sutiksime streame arba sekančiam šiame video. Iki.